metų sakiau, kad sportas ne man, kad nekenčiu sporto, bandžiau sportuoti, patirdavau traumas, tada sakydavau, kad sportas kenkia, bet atėjo metas, kai prasidėjo nugaros skausmai, sprandos skausmai, kūno stingulys, supratau, kad nieko nebus, reikia ieškoti sporto. Norėjau sportuoti arti namų, už protingą kainą ir prižiūrimą profesionalą, kuris nesijuoktų iš manęs, kad aš medis, kad išmokytų mane taisyklingo judesio ir prižiūrėtų, kad tai daryčiau taisyklingai. Jekateriną susiradau internete, bet kaip visada ilgai dvejojau, kol nesutikau gal po metų kolegės, kuris sako, o štai, man patinka. Tai ko aš blogesnė? Ir aš atėjau, ir man patinka. Kas patinka? Patinka, kad kiekviena treniruotė skirtinga. Patinka, kad išjudina visą kūną. Patinka, kad viskas vyksta žaismingai. Patinka, kad pasako, kur aš grybą pjaunu ir pataiso mane. Patinka, kad trenerė profesionali, myli savo darbą ir man patinka, kad jai mes rūpim. Tai visas, kurios nori pradėti sportuoti, bet bijo, visas amžėjančias, kurios nepasitiki savim ir bijo eiti į didelės grupės, kviečiu ateiti pas Jekateriną. Būsit prižiūrėtos, sužiūrėtos ir išjudintos. Išjudins ir mešką, ir medį.